Summite susitinka ūkininkai, susitinka agroverslai, susitinka politikai, į Grau Summit atvažiuoja netgi prezidentai. Grau Summitas kuria agro bendruomenę. Čia ne paroda, čia diskusija, čia žinios, čia ateitis. Labai smagu, kad Žemės ūkis turi naują platformą, kurioje įvairūs ekspertai gali dalinti savo požiūrį į dabartinį ir ateities žemės ūkį. Ir reikia pasikrauti geros energijos prieš pavasario darbus. Turim gerą nuotaiką, turėsim gerą laiką ir prieš sezoną būsim pasiruošę bombiškai. Manau, ir ateitis, ir gyvenimas parodys, kad vis tiek reikia bendraujant išspręsti visus klausimus, o ne tik bedavojant. Išeit su nauja kryptim, naujom mintim ir kurt Lietuvos kaimo žemės ūkio ateitį. Ir aš galėčiau prilyginti šią konferenciją tai pačiai EBIT konferencijai, kuri skirta verslui, o ši konferencija skirta žemės ūkio verslui. Jeigu ir bus kritikos, tai bus pagrįsta, o jeigu kritika bus pagrįsta, tai bus superinis rezultatas. Kas jūs toks būsit, sakykite? Aš esu Ignas, ūkininkas iš Radviliškio rajono. Kad visi susirinktume į vieną vietą, tai yra labai retas dalykas, ne? O kai mes kartu, mes esam tuomet vieningi. Ir bandysim šio Grau Summito metu atsakyti į daug mums rūpimų ir svarbių klausimų. It's that easy. You just have to change your attitude and be more positive, find new ways. Mes turėtumėm turėti kuo daugiau tokių renginių, kuo daugiau tokio įsitraukimo tam, kad sektorius būtų gyvybingas, sektorius pritrautų jaunus gamintojus, kad jauniems ūkininkams būtų garbė eiti ir ūkininkauti ir sakyti, aš noriu būti šito sektoriaus dalis ir matau tame perspektyvą ir augimą. Matosi, kad turim labai daug gerų bendrų temų, pakalbam apie kviečius, apie grūdus. Pagrindinė idėja, aš manau, kad yra bendrystė tarp ūkininkų, tarp agro verslo žmonių. Pagrindinis tikslas galbūt susitikti kolegas su chebra savo žemės ūkio sektoriaus ir... Fainas jausmas. Patinka, kad vyksta tokie renginiai, nes plečia akiratį ir žinai, kas vyksta rinkoje. Kalbame drąsiai. Matau, kad žmonės siūlo idėjas, siūlo sprendimus ir jais dalinasi nevyniodami žodžių į vatą. Ir tas kariniais terminais kalbant situation awareness tikrai yra aukštam lygiai. Čia yra ta vieta, kur galima sužinoti labai naudingų dalykų tiek jūsų darbui, verslui, tiek jums kaip asmenybei. So building this connection between the Polish that I represent and providing the knowledge exchange in the events like this is very beneficial. Tikrai puikiai vieta susitikti, pasikalbėti, aptarti, pasisemti naujų idėjų, išvažiuoti su puikia nuotaika.